ir nėra kūrybai pabaigos. Sveiki, su jumis Rasa Sagė ir tinklalaidė kūrybiškiems žmonėms. Šioje pokalbių laidoje iš įvairių pusių kalbame apie kūrybiškumą su žmonėmis, kuriems kūryba yra jų gyvenimo esencija. Tai 9. tinklalaidės epizodas, kuris kartu yra labai simboliškas. Naujaisiais metais išgirsite pokalbį su žmogumi, kuris pasikėlė tarsi feniksas iš pelenų ir pradėjo naują gyvenimą. Apie naują blaivų gyvenimą, kūrybą, humorą ir knygas kalbuosi su Audriumi Skačkausku. Buvęs dugne, Audrius šiuo metu gyvena visiškai kitaip ir parašė knygą, kurią pavadino Neleisk angelui nukristi nuo peties. Pokalbį netrukus išgirsite, o jeigu šios tinklalaidės klausote pirmąjį kartą, kviečiu pasiklausyti ir ankstesnių jos epizodų su įvairiais kūrybiškais labai be galo įdomiais žmonėmis. Taip pat labai kviečiu tapti rėmėjais, patreonais, paremti šios tinklalaidės kūrybą. Nauji epizodai pasirodo reguliariai kas antrą pirmadienį ir tinklalaidė yra prieinama nemokamai visose tinklalaidžių klausymosi programėlėse, taip pat YouTube, mano tinklaraštyje apie santykius.lt ir tinklalaidės draugas, tai yra 15 minučių klausyk, galite jos klausyti ir čia. Taigi pradedame pokalbį su Audriumi. Labą dieną, Audriau. Labą dieną, Rasa. Na, yra toks pasakymas, kad apie kiekvieną gyvenimą būtų galima parašyti knygą, bet turbūt apie jūsų gyvenimą tai tikrai. Ir manau, kad jūsų gyvenimas yra neeilinis ir kas jūsų nepažįsta, tiesiog manau, kad būtų įdomu išgirsti, kodėl būtent jūsų gyvenimas yra toks ypatingas. Ir tiesiog taip paprastai aš jūsų ir paklausiu, galbūt jūs galite trumpai papasakoti, kas jūs paskatino parašyti knygą apie save. Aš jau parašiau 2 knygas, ne vieną, ir jos ne viena apie mano gyvenimą, bet turbūt santykį su praėjusiu ir su dabartiniu gyvenimu. Aš manau, kad kiekvienas žmogus gali parašyti knygą apie savo gyvenimą, nes kiekvieno žmogaus gyvenimas yra unikalus. Aš taip ir pradėjau tą pirmąją knygą, tiksliau tokius įrašus Facebook'e apie savo praėjusį gyvenimą. Kad jis kažkuo unikalus, aš nežinau, aš nebent tuo, kad aš turiu 3 priklausomybės nuo lošimų, nuo narkotikų, nuo alkoholio ir 2 ligas tokias nemalonės - diabetą ir vėžį. Tai apie tai pagrinde aš pradėjau rašyti, o po to jau kažkaip viskas išplyto į jausmus, į santykius su tomis ligomis, su priklausomybėmis, su žmonėmis. Kai man parekomendavo jūs pakalbinti šiai tinklalaidei, tai pagrindinis komentaras apie jūs buvo, kad jūs esate labai šviesus žmogus. Ir iš tikrųjų aš tą taip pat jaučiu, kažkaip toks gerumas iš jūsų sklinda, nors aš jūsų asmeniškai nepažįstu, bet tiesiog galima tą jausti. Ir kodėl jūs sakote apie savo, toks man klausimas iškilo, apie savo priklausomybę sakote turiu, tai jūs jų kaip ir nebeturite, o kodėl sakote turiu aš jas? Priklausomybės yra kaip lygos, jos nedingsta, jas reikia visą laiką valdyti, kontroliuoti, su jomis gyventi. Ir jeigu aš tik tai užsimiršiu, atsiras pas mane kažkokia puikybė, kažkoks pyktis, pavydas, nuovargis ar dar kas nors, kažkuri iš priklausomybių gali išlysti. Ir aš tokiam nuolat budėjimo režime gyvenu. Galbūt tas gerumas ir atsiranda, aš stengiuosi daryti kuo daugiau gerų darbų ir kažką gero rašyti apie žmonės, apie įvykius, nesileisti į jokius blogus kažkokius komentarus ar neprimti negatyvo, nes čia turbūt net egoistiškai yra, aš tai darau specialiai, kad mano tos lygos jos nepabustų.
Kaip įdomu. Tokie kaip vaistai, pozityvas yra vaistai nuo lygų, Taip, taip taip, išeina. taip. O žiūrėkit, kada įvyko tas, galima sakyti, lūžis, nes aš įsivaizduoju, gyvenimas eina taip, kaip jis eina, ar ne? Jaunas žmogus, jisai tarsi nemąsto, jisai daro taip, kaip daro visi, kaip jiem išeina, kaip jiem gaunasi ir galbūt vieniem labiau pasiseka, kitiem mažiau pasiseka. Ir tarsi gyveni, jauti, kad jau nebegali taip gyventi, kaip gyvenai iki šiol. Kaip tas lūžis įvyko? Ar kažkoks įvykis konkretus, ar tiesiog kaip jums pavyko iš to dugno, galima turbūt taip pavadinti, atsispirti ir pakilti viršų? Visi vyko labai, labai negreitai, praėjo daug metų ir aš išbandžiau visokiausius būdus, nes galvojau, kad čia yra valia tiesiog žmogaus ir žmogus valingas gali sustabdyti kažkaip pats, kol nesužinojau. Pasirodo, kad lygos jos nesustabdomos, nėra tokių vaistų. Tai dėl manęs labai pergyveno turbūt kaip dėl kiekvieno sūnaus mama, jinai visokiais būdais bandė man padėti, tiek padengdama skolas, tiek gelbėdama, tiek veždama į šventas kažkokias vietas, į vienuolynus, melsdavosi už manęs, bet to neužteko, po to atsirado mano gyvenime sena meilė, su kuria pradėjau gyventi ir tos priklausomybės jos pradėjo trukdyti tai meiliai, tam gyvenimui. Ir kai vieną vakarą mano draugė dar tada, dabar jau žmona, verkdama pasakė, kad ji nebenori grįžti į namus, nes tie namai pasidarė nebe tokie, jie pasidarė pilki ir aš pasidariau pilkas, ne toks kaip atėjau, tai buvo 5 mūsų bendro maždaug gyvenimo metai, kad aš pasidariau pilkas, tunelinio tokio mąstymo įnikęs grinai į priklausomybės ir jai labai baisu, kas bus toliau. Aš tą vakarą supratau, kad bus labai blogai, kad, ta prasme, jinai mane išprašys iš namų, o nuo manęs tuo metu jau buvo nusisukę visi draugai, nes aš buvau prasiskolinęs visiems, kam pažįstu ir ką mažai net pažįstu, primanipuliavęs. Aš tiesiog neturėjau kur eiti ir tik tiek, kad aš pasirinkau pradžioj visai kitą išeitį. Aš bandžiau nusižudyti iš to skausmo, kai supratau, kad tu prasme, gyvenime tiek pridirbau, kad nežinau, ar turiu teisę toliau gyventi. Ir tas veiksmas nepavyko, mane nuvežė į ligoninę, atpumpavo ir nuo tada aš pradėjau ieškoti įvairiausių būdų, kaip pasikeisti. Aš važiavau pas ekstrasensus, važiavau vienuolynus, važiavau akupunktūrą, daug kur. Man labai norėjosi nutraukti tą užburtą ratą labai greit vieno mygtuko paspaudimu kažkokiu, kad man grįžtų kažkokia datėlė į galvą. Ar ten suleistų kažkokių vaistų ir aš nustočiau ir gerti, ir lošti. Narkotikus aš jau buvau susitvarkęs, buvau juos numalšinęs gerimu, bet gerimas buvo labai žiaurus. Bet aišku, to nieko nepavyko, kol aš nesupratau, kad reikia keisti patį mąstymo būdą, visai kitaip gyventi. Tai kai aš nusprendžiau gyventi kitaip, pakeisti savo gyvenimą, tada viskas ir pajudėjo. Bet iš tikrųjų tai iš jūsų sklinda ne tik ta šviesa tokia ir gerumas ir, sakyčiau, drąsa, nes kalbėti apie tokius dalykus tai yra gėda. Ta prasme, paprastai žmogui yra gėda. O kas jūs paskatina apie tai kalbėti, nes tai labai svarbu yra apie tai kalbėti? Aš nežinau, aš galvoju, aš dirbau apie 20 metų žurnalistų. Ir turbūt ta dėmesio, vienas faktorius yra tokia dėmesio stoka. Aš nebenorėjau dirbti žurnalistu, bet man vis dėlto trūko to dėmesio ir bendravimo su žmonėmis. Tai buvo vienas faktorius. Antras faktorius buvo toks, kad aš pastebėjau, kai aš išrašau visus tuos dalykus ir paskelbiu, aš gaunu atgal tokį teigiamos energijos pliūpsnį, kad man pasidaro daug geriau, man daug lengviau. Ir trečias galbūt dalykas, tai pastebėjimas, kad vyrai apie tai nenori šnekėti.
apie jausmus, apie meilę savo antrai pusiai, apie ligas, apie priklausomybės. Beveik neradau tokių, reiškia, Facebook'e, kas rašytų apie tai. Ir pagalvojau, kad tą tylą reikėtų kažkaip tai nutraukti. Pastebėjau, kad atgalinis ryšys yra ne tik iš moterų, bet ir iš tų pačių vyrų, kurie tyli. Tai va tokie 3 dalykai, kurie paskatino mane rašyti. O jeigu, tarkime, atsisukti į praeitį, ar ne, ir, sako, tikrai nėra nei to blogo, nei to gero, viskas, kaip sakoma, yra susiję ir ink ir yang tarpusavyje susijungia, bet galbūt toks kaip daugiau patarimas, sakykime, jaunam žmogui, arba kaip jūs gal kartais pagalvojate, kurioje vietoje reikėjo sustoti, kurioje vietoje kažką reikėjo padaryti kitaip, ką galbūt patartumėte? Kiekvienas turi suprasti ir atsidurti dugne, kad iš jo atsispirti. Tik pas kiekvieną tas dugnas yra skirtingas. Aišku, labai būtų faina buvę, kad aš tą dugną būčiau kažkaip pasiekęs be tokių skaudžių pasekmių. Pirma, pavyzdžiui, pastebėjo mano tas polinkiai priklausomybės mama ir jinai bandė kažkaip mane perspėti, bet, kadangi, kągi tu gali pasakyti vaikui, kuriam jau 30 metų ir aišku, aš pats apie save labai geros nuomonės. Tai gal pasakyčiau taip, kad jeigu 10 žmonių pasako, kad tu su uodega, tai tikrai tu atsisuk, pasižiūrėk, ar nėra uodegos. Nes 10 žmonių negali klysti. Reiškia, tikrai kažkas yra. Tai man jau tikrai buvo daugiau negu 10 žmonių pasakė, kad aš su uodega vaikštau. O aš vis tiek išpūtęs akis ėjau į priekį. Tai gal toks patarimas, nes pačiam pamatyti yra labai sunku. Nes žmogus su priklausomybėm, jisai yra didžiulis egoistas. Aš buvau didžiulis egoistas ir manipuliatorius. Aš galvojau tik apie save ir visi aplink buvo kalti. Visi daugiau gerintis, daugiau lošintis, o aš pats geriausias. Jeigu aš būčiau sustojęs 30 kelių metų, aš galvoju, aš būčiau daug daugiau kažkiek gero padaręs. Na, turbūt, kaip ir sakiau, nėra to blogas, neišeitų gera, nes jūs dabar apie tai kalbate ir tarsi nunešate tą šviesą, ar ne? Jeigu to nebūtų, gal ta šviesa nebūtų užsidegusi. Tiesiog, galbūt. Kad tiesiog toksai kaip, reikia to dugno, kaip jūs sakot, kad iškiltumėte į paviršių. O dabar apie jūsų knygą dar noriu paklausti. Man labai gražus yra jūsų knygos pavadinimas. Neleisk angelui nukristi nuo peties. Kaip jūs sugalvojate šitą pavadinimą? Galbūt ne jūs sugalvojate? Aš jį susapnavau. Garbės žodis. Aš, kadangi truputį man sveikata kartais sudurniuoja ir liepia truputį prigulti dieną, tai aš kartais prigulu pogulio ir aš ilgai galvojau, koks gali būti pavadinimas, visokių tokių štampų buvau prisigalvojęs iš kažkur girdėto ar kas, ar niekaip man sukurti neišėjo. Aš vieną dieną priguliau pogulio ir aš negaliu pasakyti, kaip jis atsirado. Aš užsimerkiau. Ar jisai nušvyto kaip pavadinimas, ar kažkaip jis man galvoj persiskaitė, aš neatsimenu, bet aš staigiai pašokau ir nubėgau užsirašyti. Aš dar buvau neužmygęs, bet toks pusiau miego būsena. Aš užsirašiau ir po to palaukiau, kol pareis mano žmona aušrytė, nes aš ją priimu kaip savo geriausią draugą, ne tik kaip žmoną, bet ir kaip kritikę. Ir tiesiog jos paklausiau, pasakiau jai tą pavadinimą, paklausiau, ar tai nebus kažkaip, truputį per pozą kažkokia, per daug tų angelų gal. Ir kai pasakė, kad labai gerai, tai aš supratau, kad reiškia toks jisai ir turi būti. O dabar apie tą kūrybinį procesą. Aš manau, kad jūsų gyvenime yra labai daug kūrybiškumo, nes jūs dirbęs ir žurnalistų, ir tokiu viešu žmogum. Ir tikrai visada su žmonėmis, visada kažkas kūrybiško, su humoru ir panašiai. Tai kaip tas knygos procesas jums vyko? Kiek žinau, tai tie tekstai kilo pirmiausia, buvo surinkti iš Facebooko postų, ar ne? Taip, aš rašiau į Facebooką ir
kažkaip vis po postais išlįsdavo draugų tokia nuomonė, kad laikas išleisti knygą, bet aš visą laiką įsivaizdavau, kad rašytojas tai yra, man Dostojevskis koks nors, va čia rašytojas, o tai, ką aš rašau, tai yra tiesiog išsirašymas kažkoks jausmų, tai kažkokių įvykių aprašymas ir tikrai tai neverta knygos. Pas mane savivertė tikrai tokia gan žemoka ir nepasakyčiau, kad dabar labai kažkaip padidėjo po viso to. Ir kol man vieną kartą neparašė tokia Panevėžio rašytoja Liuda Jonušienė, jinai parašė, kad nori aš išleisiu tavo knygą. Galvoju, jeigu jinai jau rašo ir aš kažkaip paskambinau jai, sakau, bet jeigu jūs apsiimat viską padaryti, nes aš savęs negaliu iš šono įvertinti. Man atrodo, kad čia yra beletristika kažkokia. Jinai pasakė, kad ne, kad daugeliu žmonių patinka, reiškia, tai skaitys. Ir taip, aš atidaviau visus tuos tekstus, o už mane viską padarė. Nes aš net kai pasiėmiau, kai gavau tą knygą, kai atvežė tas visas dėžes pas mane į namus, aš pasiėmiau tą knygą, aš nieko nejaučiu. Aš negalėjau patikėti, aš patikėjau pirmą kartą, kad aš išleidau knygą tik per pirmą susitikimą su skaitytojais. O antroji knyga kaip gimė? Nes čia tarsi tęsinys, ar ne, pirmosios, dar nauji tekstai gimė. Ten netęsinys, jas galima skaityti atskirai. Ir toliau rašiau, kai kuriuos tekstus rašiau į Facebooką, kai kuriuos į laikraštį, pradėjau bendradarbiauti su Panevėžio laikraščiu Sekundė, kai kuriuos rašiau dėl savęs, niekur nepublikavau. Ir pagrindiniai gal tokie yra tekstai didesni įdėti apie tas priklausomybės mano, koks tas kelias buvo, nes labai norėjau smulkiai kažkaip pasidalinti tuo keliu, kuris gal padės kitiem žmonėm, kurie turi priklausomybės arba jų artimiesiems geriau suprasti tą žmogų, kuris turi priklausomybės. Ir antras toks didesnis tekstas yra apie vėžį, kaip žmogus jaučiasi susirgęs tą ligą ir kaip jaučiasi irgi jo artimieji, nes buvo labai sunkus periodas ir net vos negrįžo atgal pagrindinė mano priklausomybė, aš vos neužgėriau, net kritau, kai sužinojau tą ligą ir tas mane labai išgąsdino. Ir aš įsivaizduoju, kad daugelis žmonių, kurie išgirsta šią diagnozę, juos išgąsdino ir dar labiau išgąsdino jų artimuosius. Tai aš norėjau tuos du pagrindinius tekstus išrašyti, kad jie būtų knygoje. O daugiau visi tokie teksteliai vėl apie jausmus, apie gyvenimą, apie žmonės, kuriuos aš sutinku savo kelyje, nes tikrai sutinku labai įdomių žmonių. Aš skaičiau kažkada tokią knygą, kuri mane labai labai giliai paveikė, kuri irgi buvo apie priklausomybės ir vadinasi Priklausomybė ir malonė. Ir ten daktaras parašė tą knygą, kuris būtent bendrauja su priklausomais žmonėmis ir juos bando išgydyti. Ir iš jo daugelio metų patirties išvada tokia susikūrė, kad be malonės, bet tarsi aukštesnės jėgos tai yra neįmanoma padaryti. Tai man kažkaip norisi jūsų paklausti, kokie jūsų santykiai su tikėjimu, su aukštesniam jėgom, su Dievu, arba kaip jūs tik norite tai vadinkite? Mano santykis su Dievu, kai aš turėjau priklausomybės, buvo labai paprastas. Aš nuvažiuodavau prisigėręs į bažnyčią, sėdėdavau ir verkdamas prašydavau Dievo, kad jis paimtų ir kažkaip sustabdytų visą šią beprotybę. Arba kad padėtų atsilošti pinigus, kuriuos aš pralošiau ką tik kazino. Toks santykis buvo, aš tikintis mane probabutė privedė prie komunijos ir ta prasme, bet aš nebuvau tas, kuris lankydavos bažnyčios. Aš visą laiką važiuodavau tada, kai reikėdavo man kažko iš Dievo. Aš visą laiką prašydavau. Ir kai pradėjau sveikti, tas santykis pasikeitė į kitą pusę. Aš supratau, kad aš turiu neprašyti, o dėkoti. Ypač kai atsirado tos lygos, kad aš turiu dėkoti už kiekvieną dieną, kurią aš pragyvenau žemėje. Ir mano toks asmeninis yra santykis su Dievu. Aš ir dabar nelabai mėgstu lankytis bažnyčioje, kai daug žmonių. Aš nuvažiuoju
dažniausiai, kai tuščia, uždegu žvakutę, pasimeldžiu, asmeninį santykį turiu ir kai man sunku, aš nebeprašau, o tiesiog dėkoju, kad man tik tiek atsiuntė sunkumų, kad nėra didesnių. Ir labai buvo toks atvejis, labai įdomus, čia pirmą kartą papasakosiu jį, nežinau, įdomu, kaip sureaguos klausytojai, nes tokia mistika įvyko, aš visą laiką dėkodavau rytais, o vieną kartą labai buvo sunku atsikelti, labai kūnas neklausė, viskas. Ir aš galvoju, paimsiu, sėdėdamas virtuvėje, gerdamas kavą, paimsiu Dievo, paprašysiu, kad jis man suteiktų sveikatos, ramybės ir gerų minčių. Ir aš pradėjau kartoti tuos žodžius: sveikatos, ramybės ir gerų minčių. Buvo tamsu už lango absoliučiai ir virtuvėje atsirado spindulys. Spindulys iš niekur, ant sienos atsirado saulės zuikutis. Aš pašokau, pradėjau ieškoti, iš kur tas eina spindulys, iš kur saulės zuikutis ir neradau. Jis atsirado iš oro. Ir tai buvo, aišku, kokias 2, gal 3 sekundės, bet man tai buvo patvirtinimas, kad Dievas yra su maniu. Nežinau, gal netikinčiam jisai ieškotų kažkokių kitų paaiškinimų, gal abejojančiam tai būtų ir keista, tai panašu į kažkokią mistiką. Bet man, kaip tikinčiam, man tai buvo ženklas, kad Dievas yra visą laiką su manim ir jis man padės bet kokiu atveju. Nuostabu. Tarp kitko, perskaitėt mano mintis, kaip tik norėjau paklausti apie stebuklą jūsų gyvenime, koks buvo kažkoks stebuklas įvykęs, nes tikrai manau, kad tokių yra ir galbūt net ne vienas. Čia iš tikrųjų labai malonu jūsų klausyti, bet dar norėčiau paklausti apie jūsų pradžią pačią, vaikystę. Mes lankomės pas jūs Panevėžyje ir aš pati užaugau Vilniuje ir man Panevėžys atrodo tarsi karo zona. Ir iš jūsų pasakojimų jie tarsi tai patvirtina, kad ten yra karo zona, kad visada reikia būti įsitempusiam dėl išlikimo. Kaip jums sekasi gyventi Panevėžyje ir kaip jisai tas Panevėžys jūs formavo? Nežinau, vaikystėje man labai patiko tas miestas ir kad jisai kompaktiškas, žalias, kad jį galima pereiti pėsčiomis. Man jis kažkoks buvo, aš nemėgstu didmiesčių, nemėgstu Vilniaus, man per daug triukšmo yra. Antras miestas man pagal meilę tokia miestams tai buvo Klaipėda, kur aš mokiausi, bet vis tiek Panevėžys kažkoks išliko. Aišku, buvo tie 90-ieji metai baisus, kai aš dirbau žurnalistu, kaip tik tai vienoje iš televizijų reporterių. Ir mačiau tuos sprogdinimus, šaudymus visus ir lavonus iš arti. Teko dalyvauti visuose tuose dalykuose, tai tada buvo baisu. Mažai aš rašiau gal apie tai, bet tada buvo tikrai baisu, nes buvo iki tokių dalykų, kad mums buvo paskyrę net apsaugą kaip žurnalistam, pati televizija, nes buvom sulaukę grasinimų. Bet tada ir atsirado mano tas didysis gėrimas, nes aš nemokėjau turbūt atsipalaiduoti. O dabar mano santykis į miestą labai geras. Aš nežinau, aš nedaug būnu mieste, taip važiuojam kavos atsigerti su žmona kur nors, vaikščioti, pasivaikščioti, daugiau su mašina važinėjam, bet jis man ir dabar toks kažkoks besitvarkantis, šviesus, geras, kompaktiškas. Ir tie žmonės, jie nuo tų 90-ųjų metų, jie labai pasikeitė. Jie pasidarė daug geresni, jie šviesesni. Galbūt, kai atvažiuoji iš Vilniaus, tekdavo, kai buvo gydymas spinduliavimas dėl vėžio, man, aišku, norėtųsi Panevėžyje dar tokio gražaus praleidimo automobilių, kai visi važiuoja, jeigu ne savo juostą, tu parodai posūkį ir tikrai tave visą laiką praleidžia. Panevėžyje dar toks yra vis tiek truputį lenktyniavimas, kas kietesnis. Ir jeigu turi pinigų, tai tikrai turi nusipirkti džipą, nes tai yra statuso reikalas. Ir tokie dalykai išlikti. Bet aplinkui mane žmonės, kurie yra mano draugai, tai jie yra tikrai nuostabūs, jie seni panevėžiečiai. Ir aš miestą asocijuoju daugiau gal su žmonėm, kurie yra aplinkui mane.
kai aplinkui geri žmonės, tai ir miestas geras. Galbūt kaip žiūri, taip ir matai. Jeigu žiūri vienomis akimis, tai ir matai. Bet aš dėl ko klausiu, atsimenu jūsų vieną ištrauką iš knygos, kur jūs pasakojate apie tai, kaip jūs plovėte grindis laiptinėje ir atėjo kaimynas ir jums ten buvo tokia keista situacija, vos neįtampa, tai ką jis dabar čia jums darys. Tai vien jau ta situacija man yra tokia keista, nes, tai koks skirtumas, ką jūs veikiate, kaip čia gali kažkas ateiti ir kažką sakyti. Tai va dėl to man toks susidarė įspūdis, kad, tikrai jau Panevėžys. Taip, bet ten buvo fantazija, ten buvo mano sufantazuotas reikalas, nes aš turiu tokį kaimyną, iš tikrųjų jis tik atrodo, va taip piktai, kaip aš aprašiau, toksai, reiškia, skūstas su grandinė, jisai tik atrodo piktas, bet iš tikrųjų tai jisai visai fainas žmogus ir kai kurie mano tekstai yra truputį pafantazuoti, pritempti, nors ten aš pabaigoje ir parašau, kad beplaudamas aš tiesiog sugalvojau šitą fantaziją. O šiaip tai tie treningai kartais išlenda ir mieste tarptų žmonių, bet po treningais visą laiką yra geras dūšias, jas tik reikia mokėti prakalbinti ir mokėti išklausyti ir tada jie pasidaro tikrai nuostabus. Tai va apie tą fantaziją, tarsi tai, kad jūs rašote ne vien tik tai tiesiogiai apie save ir savo istorijas, bet jūs kuriat tas istorijas, kažkaip norisi paklausti, galbūt jūs ir parašysite trečią knygą būtent sukurtą istoriją, romaną, negalvojat? Man kažkas klausė, ar parašyčiau romaną, aš dabar neatsimenu, bet aš pasakiau, kad aš niekad neparašysiu romano, nes aš užmiršiu, ką aš pradžioj pradėjau rašyti pabaigojau. Man reikėtų tada kiekvieną dieną turbūt atsisėsti, paskaityti, ką aš prieš tai parašiau ir tada rašyti toliau. O aš esu tinginys, aš prisipažįstu, esu labai didelis tinginys ir man tos novelės, va tokios esė, miniatiūros, man daug labiau patinka, nes prisėdu vienu ypu, paimu ir parašiau. Ir tų fantazijų mano knygoje nėra labai daug, gal aš nežinau, kelios turbūt yra tokios, jas inspiravo kažkokie įvykiai, o toliau aš pridūriau va tokias patį veiksmą ar pabaigą kažkokią sugalvojau, bet šiaip daugumoje, kokį 90% tiek pirmos, tiek antros knygos yra tikros istorijos iš tikrų žmonių gyvenimo ir jos, aišku, gal truputį nudailintos, pakeisti kažkokios smulkmenos pakeistos, bet jos yra tikros, nes man labai patinka stebėti žmonės. Nuo mažens kažkaip, ne nuo mažens gal sakykime, nuo studentų laikų man labai patikdavo kažkaip stebėti žmonės ir bandyti atspėti, ką jie galvoja, kur jie dirba, kaip jie pareis namo, kas juos pasitiks, ar jie turi šunį ar katę. Tie stebėjimai kažkaip pas mane išliko ir kartais net aš negražu gal taip daryti, bet būdamas turgelėje dirbu ar nuėjęs į parduotuvę, aš viena ausim visą laiką klausau, ką šneka aplinkui žmonės. Ir kartais iš tų trumpų nuotrupų, pokalbio jų su kitu žmogum ar telefonu ir gimsta tos istorijos. Ir koks buvo pats mieliausias ir maloniausias atsiliepimas apie jūsų knygą, kuris tarsi suteikė jums tokį džiaugsmą, kad galvojate, labai gerai, kad aš ją visgi parašiau ir išleidau? Jų buvo ne vienas ir aš gaunu nuolat kažkaip, nežinau, į savaitę kokią 1-2 žinutės arba paprašo mano telefoną, arba aš pats pasiūlau paskambinti dauguma žmonių, kurie turi priklausomybės, bet gal ne tiek jų, daugiausia jų artimieji. Ir dėkoja už knygą, kad jie pamato, kaip galima keistis, kaip galima rasti kitą kelią. Arba mes susiskambinam ir kalbamės apie tai, kaip padėti tam žmogui, kuris įklimpęs priklausomybės. Tai aš supratau, kad tie tekstai, kurie juokingi, faini, viskas yra gerai, tai yra dalis gyvenimo ir taip turi būti ir tai labai fainas dalykas, bet didžiausia man džiaugsmą kelia tai, kad tekstai, kurie rimti, truputį panarsto žmogų iš vidaus,
aš narstydamas save suteikiu progą tam žmogui kitam įlįsti į savo vidų ir pasižiūrėti, ar viskas gerai. Tokie padėkos, tokie laiškai į Messengerį man, nežinau, man labai glosto širdį. Aš tada suprantu, kad aš gal ir nerašytojas, vien tais dalykais padedu kitiems. Ir man to užtenka. O ar turite svajonių? Apie ką svajojate? Vėl grįžtu prie priklausomybių. Žmogus su priklausomybėm sunku labai aišku paaiškinti, bet negali svajoti. Nes dažniausiai ir atsiranda polinkis, viena iš tų vietų, kai atsiranda polinkis grįžti priklausomybę, tai yra pakeisti savo būseną kažkokiais kitais būdais, narkotikais ar alkoholiu, tai yra neišsipildžiusios svajonės. Kai prisvajoji labai daug, ar tai darbą, ar tai pinigus, ar tai meilę, ar dar kažką, ir tas viskas sudūžta. Ir tada, jeigu tu turi priklausomybę, aš apie save galiu sakyti, man tai būdavo iš karto, čia reikia dabar paliūdėti, išgerti ir paverkti, koks aš vargšas. Tai aš dabar stengiuosi iš viso nesvajoti, nes ir su tom ligom gyvenimas toks pasidarė truputį apibrėžtas, tas laikrodis truputį pradėjo tiksėti, kažkaip jaučiasi. Ir aš gyvenu šią dieną. Artimam žmogui, kuris gyvena su manim, tai yra mano žmonai Aušrytei, jai yra sunku, nes ypač moteris mėgsta svajoti. Ar mes važiuosim kažkur kitą vasarą, nuskrysim, gal nuvažiuosim, ar mes kažką paimsim, verandą pastatysim. Kai aš atsakau, kad ateis laikas ir žiūrėsim. Artimam žmogui labai sunku priprasti, bet mes kažkaip pasišnekėjom apie tai ir supratom vienas kitą, kad jinai gali svajoti, aš nelabai galiu. O kaip jūs savo knygą, ta prasme, platinate? Ar jinai yra bibliotekose, knygynuose? Pavyzdžiui, žmogus dabar klauso, tikrai norėtų įsigyti, kur jisai galėtų tą padaryti? Aš daugumą knygų platinu pats per Facebooką, man parašo į Messengerį, kad nori knygų ir aš turiu labai didelį ratą draugų Facebook'e ir pagrindinį tiražą išsiplatinau pats ir tai yra labai didžiulis malonumas, kad gali žmogui pats užrašyti palinkėjimą, pats įdėti voką, užrašyti adresą, nunešti paštą, išsiųsti, kažkoks man atsiranda ryšys su tuo žmogum, kuris reiškia laukia tos knygos. O šiaip aš atidavęs platintojam, kurie yra nuvežę į knygynus, aš nelabai domėjausi kokiuose knygynuose, bet jie yra ir internetiniam puslapyje knygos LT, kartais įlendu, matau, kad iš ten irgi perka mano knygas. Bet pagrindinis, kaip nekeista, platintojas aš pats su žmona. Tai turbūt toks pats maloniausias prisilietimas prie savo knygos, nes tarsi tiesioginis, ar ne, bet knyga, skaitytojas, atsiliepimai. Taip, ir tada kažkaip ir gauni tų atsiliepimų, parašymų, perskaitė, ką pajautė, kokie jausmai sukyla, tada ir gauni tą atgalinį ryšį. Buvo tokių pasiūlymų, kad, ta prasme, atiduoti leidyklai, gal atsiras kokia leidykla ir išleis, bet aš nežinau, man kažkaip ne dėl kažkokios finansinės naudos, bet man toks kažkoks atidavimas, tai reiškia, atidavė, atsisveikinai ir toliau kažkaip nežinai, nei kaip jinai gyvena ta knyga, nei ką žmonės galvoja, ar jiem padėjo, ar įdomu. Aš visą laiką noriu palaikyti tamprų ryšį su skaitytoju. Man vis dėlto visą laiką svarbu ne tiek dėl tų pagyrų ar kažkokių dalykų, bet buvo ir ta prasme pakritikavimo tokių draugiškų, bet man svarbu turėti ryšį. Kalbamės mes jau naujaisiais metais, 2021, tarsi visiška ateitis atėjo. Tai ką galėtumėt, pavyzdžiui, palinkėti mūsų klausytojams šiais įdomiais ir vėl tokiais keistais metais, tikiuosi ne tokiais sunkiais, kurie buvo 2020? Aš ir savo, ir draugam, ir pažįstamiems, ir klausytojams
vis dėlto palinkėčiau svarbiausia ramybės. Kai ramu širdyje, tada visus tokiuos apokaliptinius dalykus, kaip pandemijos ar karai ar kas, tu priimi objektyviau, kažkaip paprasčiau ir be tokių didelių baimių. Man svarbiausia, to aš linkiu ir kitiem, surasti ramybę, surasti savo ramybę savyje, surasti ramybę su artimu žmogum, kuriuo tu gali sėdėti vakarais, kalbėtis apie viską, surasti ramybę su draugais, su aplinkiniu ratu, su gyvenimu, su savo profesija, daryti tai, kas faina, kas gera, kas malonu, kad aplink būtų toks, aš gyvenu, pavyzdžiui, ramybės tokiam burbule. Ir man tas labai patinka, nes aš atsikeliu nuo ryto, man nėra jokių stresų, aš žinau, ką šiandien turiu padaryti, kas bus. Ir tuos stresus, kai jie atsiranda, aš juos priimu daug lengviau. Ramybė veda į susitaikymą su tuo, kas yra, kas gali įvykti. Tai vat svarbiausia visiems ramybės. Labai ačiū, Audriau, už pokalbį ir aš savo ruožtu labai noriu Jums palinkėti ramybės ir išlikti savo ramybės burbule ir skleisti savo šviesą, kurią Jūs tikrai darote ir žmonės apie Jūs kalba ir Jūs mato, taip kad tikrai manau, kad Jūs esate ten, kur ir turite būti, tai labai Jums dėkui už pokalbį.